Iš pradžios knygos. Norėdamas išbandyti Abraomą, Dievas užkalbino. Abraomai, tasai atsiliepė, aš čia. Tada Dievas kalbėjo, paimk savo sūnų, savo vienturtį, kurį tu myli, Izaoką, nuvyk į Morijos žemę ir ten ant kalno, kurį tau parodysiu, jį paaukok kaip deginamąją auką. Atėjus į Dievo nurodytą vietą, Abraomas pastatė aukurą, sukrovė ant jo malkas. Abraomas jau ištiesė ranką ir paėmė peilį sūnui žudyti. Tada iš dangaus jam sušuko Viešpaties angelas. Abraomai, Abraomai, tasai atsiliepė, aš čia. Anas kalbėjo, nekelk prieš berniuką rankos ir niekuo neskriausk jo. Dabar aš žinau, kad esi atsidavęs Dievui ir nepagailėjai man savo vienturčio. Pakėlęs akis, Abraomas pamatė. Už jo avinas buvo ragais įsipynęs brūzgynę. Nuėjęs ištraukė jį ir vietoj sūnaus paaukojo kaip deginamąją auką. O Viešpaties angelas antrą kartą sušuko iš dangaus Abraomui sakydamas, prisiekiu pačiu savimi, Viešpatie žodis, kadangi tu šitai pasielgiai, nepagailėjai man savo vienturčio sūnaus, tave aš gausiai palaiminsiu ir tavo palikuonis padarysiu skaitlingus kaip dangaus žvaigždes ir kaip jūros pakraščio smiltis. Tavo palikuonys užims savo priešų vartus. Per tavo palikuonis bus palaimintos visos žemės tautos, nes tu paklausei mano balso. Tai Dievo žodis. Vaikščiosiu aš akivaizdoj Dievo, pasaulį tarpe gyvųjų. Vaikščiosiu aš akivaizdoj Dievo, pasaulį tarpe gyvųjų. Nors pasiklioviau, betgi kalbėjau, esu baisiai prislėgtas. Viešpaties akyse didžiai brangus, mirštantys jo teisieji. Vaikščiosiu aš akivaizdoj Dievo, pasaulį tarpe gyvųjų. Viešpatie, aš tavo tarnas sūnus tavosios tarnaitės. Tau padėkos auką aukosiu, šauksiuosi Viešpaties vardo. Vaikščiosiu aš akivaizdoj Dievo, pasaulį tarpe gyvųjų. Aš Viešpačiu įžadus atitesėsiu prieš visą jo tautą. Viešpaties būsto atšlainiuos vidury Jeruzalės miesto. Vaikščiosiu aš akivaizdoj Dievo, pasaulį tarpe gyvųjų. Iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško Romiečiams. Broliai ir seserys, jei Dievas už mus, tai kasgi prieš mus? Jeigu jis nepagailėjo nė savo sūnaus, bet atidavė jį už mus visus, kaipgi jis ir visko nedovanotų kartu su juo? Kas bekaltins Dievo išrinktuosius? Juk Dievas išteisina, tai kas pasmerks? Ar Kristus Jėzus, kuris numirė, bet buvo prikeltas, kuris sėdi Dievo dešinėje ir net užtaria mus? Tai Dievo žodis. Šlovė tau, Kristau, amžinasis žodį. Šlovė tau, Kristau, amžinasis žodį. Iš spindinčio debesie
nakties pasigirdo tėvo balsas. Šitas yra mano mylimasis sūnus, klausykite jo. Šlovė tau, Kristau, amžinasis žodį. Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Jėzus pasiėmė Petrą, Jokūbą ir Joną ir užsivedė juos vienus atskirai į aukštą kalną. Ten jis atsimainė jų akivaizdoje. Jo drabužiai ėmė taip baltai spindėti, kaip jų išbalinti negalėtų joks skalbėjas žemėje. Jiems pasirodė Elijas ir Mozė, kurie du kalbėjosi su Jėzumi. Petras ir sako Jėzui: Rabi, gera mums čia būti. Pastatykime 3 palapines, vieną tau, kitą Mozei, trečią Elijui. Jis nesižinojo, ką sakys, nes jie buvo persigandę. Užėjo debesis ir uždengė juos, o iš debesies nuskambėjo balsas: Šitas mano mylimasis sūnus, klausykite jo. Ir tojau vėl apsižvalgė, jie nieko prie savęs nebematė, tik vieną Jėzų. Besileidžiant nuo kalno, Jėzus liepė niekam nepasakoti, ką jie buvo matę, kol žmogaus sūnus prisikels iš numirusių. Jie gerai įsidėmėjo šį pasakymą ir svarstė, ką reiškia prisikelti iš numirusių. Girdėjote Viešpaties žodį. Evangelijos žodžiai ten naikina mūsų klaidas. Šiandienos šio sekmadienio Dievo žodžio liturgijoje atsikartoja 2 žodžiai, primenantis labai artimą santykį. Tėvas ir sūnus. Tėvas ir sūnus. Taip pat, žvelgdami į pradžios knygos ištrauką, į pirmąjį skaitinį, kurį ką tik girdėjome skaitant, matome dramą, kurią išgyvena tėvas ir sūnus, Abraomas ir Izaokas. Dievas, kuris Abraomui davė sūnų kaip didelę, neįkainojamą dovaną, kurio gimimas prilygo dideliam stebuklui, reikalauja, prašo Abraomą savo sūnų, gautą iš Dievo kaip dovaną, dabar jam paaukoti, kaip deginamąją atnašą. Atrodo, kodėl Dievas taip elgiasi, kodėl jisai duoda, pažada, o paskui atsiema, prašo, atiduok, grąžink. Laiške Romiečiams apaštalas Paulius yra parašęs tokį sakinį: Dievo dovanos ir pašaukimas yra neatšaukiami. Tai reiškia, kad Dievas padovanoja, į ką Dievas pakviečia, tai yra neatšaukiama. Dievas nepersigalvoja, Dievas žmogaus neerzina, Dievas žmogų myli ir gerbia. Kas čia per istoriją? Pradžios knygoje, kurioje atrodo Abraomas yra paprašytas padaryti nežmogišką, protų nesuvokiamą dalyką. Paaukoti savo sūnų Dievui kaip atnašą.
Mes gerai žinome, kokią auką ir kokią dovaną mums Dievas Tėvas padovanojo. Mes gerai žinome, kaip mes pasielgėme su dovana, kuri mums buvo duota į mūsų rankas, su mūsų viešpačiu Jėzumi Kristumi. Kryžius mums tai nuolat primena. Izaokas ant pečių nešė malkas, Jėzus ant pečių nešė kryžių. Tačiau Izaokas, kaip skaitome, grįžo savomis kojomis. Jėzus buvo nuo kryžiaus nuimtas jo draugų. Ką padarė Dievas su Izaoku ir ką padarėm mes su Jėzumi. Kita vertus, šita pradžios knygos ištrauka apie šitą dramą mums taip pat byloja apie Dievo širdį. Atrodo, Dievas Abraomo asmenyje nori išbandyti visą žmoniją. Ar žmogus pasitiki juo? Ar žmogus geba pasitikėti Dievu iki atrodo beprotybės? Abraomo tikėjimas ir pasitikėjimas Dievu įrodo, kad geba žmogus pasitikėti Dievu iki beprotybės. Ir galėtume taip poetiškai pažvelgti į šitą istoriją ir suprasti, kad tarsi Dievas, žiūrėdamas į Abraomo ryžtą būti ištikimu Dievui, žvelgdamas į jo besąlyginį pasitikėjimą, tarsi susigraudina ir taria: taip, žmogus yra vertas, kad aš savo sūnų už jį atiduočiau, kad jį iš nuodėmių atpirkčiau. Žmogus yra vertas, nes jisai geba manimi pasitikėti. Atrodo, šitas Abraomo poelgis Dievas sugraudina. Ar ne? Abraomas nepaukoja sūnaus kaip deginamosios atnašos, ne? Jisai atgauna sūnų. Atgauna tą dovaną, kuri buvo jam pažadėta. Dėl šito Abraomo besąlyginio pasitikėjimo mes Abraomą todėl ir vadiname mūsų tikėjimo tėvu. Ir jeigu norėtume sužinoti, ką iš tiesų reiškia tikėti Dievu, ką reiškia juo pasitikėti, turėtume atsiversti pradžios knygą ir skaityti Abraomo istoriją. Kokią tikėjimo kelionę Abraomas keliauja, į kokį nuotykį Dievas jį pašaukia. Ir žinoti, kad aš savyje turiu šitą gebėjimą. Ir pasitikėdamas Dievu, žinodamas, kad jo dovanos ir pašaukimas yra neatšaukiami, aš galiu gyventi šitą savo tikėjimo gyvenimą, būdamas ramus, kad Dievas manęs tikrai niekada neapgaus. Dievas tikrai niekada iš manęs nepareikalaus to, ko aš negalėčiau pakelti, ko negalėčiau iškęsti. Dievas manęs niekada nekankins ir iš manęs niekada nesityčios. Tai ir sako mums apaštalas Paulius antrajame skaitinyje, kad jeigu Dievas nepagailėjo ne savo sūnaus, bet atidavė jį už mus visus, kaipgi jis visko nedovanotų kartu su juo. Dievas savo sūnų atiduoda už mus, kad mes būtume išteisinti ir įgytume Dievo įsūnystę mums dovanojamą. Per Jėzaus Kristaus auką mes esame tapę Dievo vaikais. Kiekvienas pakrikštytasis yra Dievo vaikas. Dievo vaikas, kuriuo Dievas žavisi.
Evangelijoje matėme, kaip Dievas apie Jėzų sako, šitas yra mano mylimasis sūnus, klausykite jo. Šitas yra mano mylimasis sūnus. Per Jėzaus kančią, jo mirtį ir prisikėlimą ir per mūsų krikštą mes esame įskiepyti į bažnyčią ir sudarome šitą vieną Dievo šeimą. Esame vienas kitam broliai ir seserys. O tai reiškia, esam Dievo vaikai. Ir į mus jisai žvelgia su didelė meile. Jisai mumis žavisi ir gėrisi. Kiekvienam iš mūsų taria, šitas mano mylimasis sūnus. Šita yra mano mylima dukrelė. Aš ją labai žaviuosi, labai ją myliu. Nebijokim pasitikėti Dievu, kuris niekada neapgauna. Nebijokim leistis į šitą tikėjimo nuotykį, kurį Abraomas patyrė ir į kurį esame kiekvienas iš mūsų pašaukti. Gyvenimas nuo to nenuskursta, bet tampa tikrai gražiu meilės nuotykiu. Mums belieka tik pasitikėti. Amen.